Aš su Stasė Janušonienė, tremtinė, 51-ųjų, aktyvė esu 22 metų šitose pareigose, vadovauju tremtinių skyriui. Tai va tiek, visur stengiuosi dalyvauti, visur man įdomu, visur man noris, kaip matot, ir chore, ir kokie bebūtų renginiai. Dažnai reikalinga, labai mėgstu poeziją, labai daug žinau ir kitą kartą renginiuos prisieina labai mano poezijos. Tai tiek apie save, o apie Baltijos kelią, tai kaip sakiau, čia yra, apie tai pasakyti negalima. Nikaip jūs jauni nesuprasit, reikia pajusti tą, o daug dievė, kad jums nereiktų pajusti tokią dalyką. O čia, tai sakiau, dar sovietų armija, dar visų rusiška simbolika, o čia su vėliavom, su savo kalbom, su lietuvišku himnu. Tai kažkoks tai drąsos įsikūnymas, aš nežinau. O aš sakiau, tremtiniam tai buvo išvis, mes buvom banditai, mes buvom 4-5 kategorijos žmonės, kuriam ir mokslai išdrausti, kuriam ir išvykti kelionę negalime, nes tu... O staiga mes tapom nukentėjusiais. Žinot, per 2 naktis pirmutinę sąjūdžio mitingo, kuris buvo Vingio parke, ir staiga parsivertė, nikaip patikėti neįmanoma. Bet vat, tokios dalykus, nežinau, pasakyti aš nemoku. Tai yra baisu. Tam Baltijos kely stovint, atrodo, kiekviena gyslytė, kiekvienas raumo virpa, kiekvienas raumenėlis reaguoja. Atrodo, kad prisiliest, kad tik ir mano prisilietimas būtų šitam kely. Sakiau, mes, kur sustojom mūsų autobusas, tai buvo 4 eilės, tiek buvo žmonių, Radviliškio rajono atstovai. Mes nesusijėmė, o pečiai surėmė 4 eilės, jų rankų pratiesti nereikėjo. Nežinau, kiti žmonės, kaip važiuojant pro šalį, pasidarė kamščiai. Paprasčiausia mašinų sustoja kokios 3 lengvosios, maža grandinėlė sustoja susikabinę ir visi dalyvavo, visi. Čia buvo, nežinau, garbės reikalas, negarbės, čia patriotizmo pasireiškimas ar ištroškimas tos mūsų laisvės, tos mūsų lietuviškumo to. Tai va tiek, pasakyti šitą jausmą negalima. Jos kalba mane užbūrė amžinai ir tegu ją visos negandos aplenkia. Adena Pužilaitė. Tai dabar, kuo svarbi tokia diena jums šiandien? Laisvo Lietuva, labai. Ar prisimenat tuos metus atgal, prieš 25 metus, kai buvo tas Baltijos kelias? Aš tik prisimenu, aš, kai buvo išlėkiau iš savo namų, išlėkiau į Radviliškį, namai paliko, aš čia viena, tiek man buvo. Supratau. Tai šiandien kokie jausmai užplūsta, kai vyksta minėjimas? Prašau. Kokie jausmai užplūsta, kai minėjimas vyksta? Ar gera širdį šiandien? Tai labai. Labai gera, ne? Labai. Gerai. Tai čia yra, ši diena ypatinga yra svarbi, kada okupacija, Putinas smogikai artėja Lietuvos. Tai Ukrainos okupacija tai yra žingsnis. Putinas smogikai, jie pasiruošė kuo daugiau teritorijų užgrobti. Jų toks tikslas. Tai svarbi to, kad mes suprastumėm, ne vien tik eilėraščius deklamuotumėm, bet kad ir imtumėmės konkrečių priemonių, stiprinti mūsų gynybą, stiprinti kariuomenę. Ir pakilimas turi būti jaunimo tarpe. Aš pasakysiu atvirai, kad su jaunimu kartais lengviau kalbėti negu su pagyvenusiais žmonėmis. Tik reikia su jais mokėti kalbėti. Prisiminimai
kadangi čia Radviliškės sąjūdžiui priklausiau, mes organizavom išvyką, pakvietėm žmonės į šitą stadioną, miesto stadioną. Buvo tvarkdariai, žaliaraiščiai, mes viską civilizuotai, gražiai organizavom, kad sėkmingai nuvyktumėm į Baltijos kelią. Agituot žmonių nereikėjo, žinokit, buvo pilnas stadionas. Na, tik reikėjo nukreipti teisingą linkmę. Na, man asmeniškai tai yra didžiulė šventė ir prisiminimai, ir mano šeimai, nes mes gegužės mėnesį 30 šventė mamos jubiliejui 70 metų. Tai pirmą kartą iškėlėm vėliavą. Į tą vėliavą norėjom pakabinti prie įėjimą, ten buvom išsinuomavę tokią moksleivių valgyklą ir tada atbėga tie proletariatas, neleido mums tą vėliavą. Na tai vis tiek tą vėliavą mes įsinešėm į vidų, giedojom Lietuvos himną, aš paruošiau tekstus, nes dar nelabai mokėjom į himną arba kitas patriotinės dainas. Na, buvo malonu. Taip sutapo, kad po 3 mėnesių su ta pačia vėliava išvykom į Baltijos kelią. Na ir čia vėliavai nepasisekė ir mums turbūt, kadangi jauna dukrytė užpakaliniam sėdynėje vėliavą laikė iškiusiai pakliuvo po ratais. Suplyšė tą vėliavą. Na, bet aš tą vėliavą įsaugojau, dabar jau turiu naują nusipirkęs. Na, šitą vėliavą dabar yra eksponuojama kaip šeimos relikvija čia Radviliškė centrinėje bibliotekoje. Visur aš ją matau, su kūdikiu ant rankos, apstulbusiom akim ir padrikais plaukais. Gal rudenio naktis ant vėtrų žirgo trankos, gal plieno giltinėje vejasi laukais. Spygliuotos pertvaros, nei sprogstančios granatos, nei kaukianti mirtis jos nieks nesuturės, o kelias tolimas. Nei akis neužmato pro dujų debesis per sielvarto marias ir nesustos jinai prie naujo smėlio kapo ir niekam neįsmeigs kryželio į kuklaus ir žengs jį per kapus, be tvangos, be kvapo ir prie širdies arčiau mažylį savo glaus. Nu, tada kažkaip tai jau tokie labai jau pakilus jausmai. Dabar, žinot, gal su amžium, gal su nu, kažkaip jau nebe tie jausmai, nu, bet vis vien tai prisimeni ir labai, nu, kaip kažkaip tai širdį galvoji, kad tas nueitas kelias vis tik tai jisai buvo reikalingas ir dabar jaunimui yra iš ko džiaugtis, kaip mes anais dar laikais, žinot, buvo kaip dar, nu kaip buvo tokių ir žmonių, kurie ir nenorėjo, žinot. Tai va, nu ką, daugiau tai, nu buvo malonu, buvo labai daug žmonių buvo. Nu kaip buvo kažkaip tokia pakeli nuotaika, kad visi džiaugiasi. Ir minė žmonių, ir visi, nu kaip dabar žiūri, važiavom, tai viens kitą kažkaip praleidom, dabar kažkaip tai nebėra tokios vienybės. Visi skubam, visi bėgam. O reikėtų sustoti ir šiek tiek susimastyti, ar ne? Aš manau, kad reikėtų. Kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, uždaro
tikrųjų šiandien yra džiugu ir virpesys toksai krūtiniai, jauduliukas, matyt, vis tiek mūsų karta prisimena tuos įvykius, prisimenam pilnai ir dauguma mūsų juose dalyvavo. Tai džiugu, kad žmonės renkasi ir praėjus 25 metam ir neužmiršta tos laisvės kovų pradžios. Tai turbūt yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu žmonės renkasi, vadinasi, myli tėvynę, gerbia save, savo tautą ir tai yra svarbiausia. Vėlailinė diena, rado sniego keisto, visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta, pasaulis toks. Nu ką pasakyti, buvo jausmai, kaip statėma mūsų gerbiams klebons, jo iniciatyvų tas kryžius pastatyts. Ir parvežė kažkur iš kaimą, buvo trumps. Į bažnyčių šventorių gulėjo, jis vyrai tvarkė, ar daugiau vežėm čia. Nu, suprantat, aną kartą buvo jausmas nepaprastas. Baltijos kelias, tikėjom laisvę gauti. Va, o dabar mes ją turim. Tai va, aš šiandien sakiau, kad mes 50 metų ėjom kitom keliu. Baltijos tas kelias. Ėjo Estai, ėjo Latvija ir mes jam, kol priėjom tokią vietą, kur buvo aukso raidėm užrašyta laisvė. Tai va, tai šiandien žinokit, nu, pasikartoju tas pats jausmas ir aš vadžiaugius, kad mes, tie, kurie pirma buvom, ir dabar mes visi čia kartu. Mes neįsiskirsti, nes esam. Tai va, ir žinokit, nu, ką pasakyti, tokios šventės netankiai pasitaiko. Būtinai važiavom, reiškia, iš Radviliškio buvom nuvažiavę, padarėme tą kryžių šventorių iš Šeduvos, reiškia, Žulinį, dirba paskutiniu momentu, sakom, ko reikšmingiau palikti, kad būtų pėdsakas. Lietuva buvo kryžių šalis, o dabar, kad atgaivinti tą, kad pasiaukojimas eitų. Kryžius skatina pasiaukojimą, meilę, didingumą reiškia. Kristus pasiaukojo, mirė, tai yra meilės ženklas Kristaus. Ir mūsų meilė ištikimybė kraštui, kad būtų gražu, kad Dievas laimintų, neįtų keikdamas žmogus, bet eidamas žmogus džiugia dvasia eitų. Ir pagarbintų Dievą, žmogus tuikės pasveikintų. Dabar eina nepažįstamas vienas kito. Reikia pažįstami būtų, pasisveikinti, būdavo garbė Jėzui Kristui. Labą dieną. Atsisveikina su Dievu. Sako, dėl su Dievu. Aš negalėsiu būti, galbūt, kaip tau bus blogai. Gal toli būsiu, o kad su Dievas bus su tavimi. Va, kaip gražus palinkėjimas, su Dievu. Pasakyk viso gero, bet su Dievu, kad būtų didžiausia pagalba. Šaukiu aš tautą, GPU užguitą ir blaškoma it rudenio lapus. Aš kaip pats nebuvęs Baltijos kely, tai šiandien man iš tikrųjų maža šventė širdyje, kad aš čia galiu būti su šeduviečiais, su savo miesto gyventojais, kurie tada prieš 25 metus čia taip pat stovėjo ir išsakė savo norą būti laisviem, nepriklausomiem, turėti savo valstybę. Iš tiesų labai gerbiu tos žmonės, aplamai visus, kurie tuo metu stovėjo visose trijose Baltijos šalyse.
Tai yra didelė pagarba. Rytmečiui gyventi ir žydėt, iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždegit naują ugnį širdyse, vergams palikit vergo naktį klaikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šiandien taip, kaip, nebe tos emocijos, kokios buvo tada, bet visumoje tai vis tiek džiaugiuosi, kad labai gana daug dar žmonių susirinko, prisiminė, kad susirenka, dainuoja, būna kartu. O šiaip iš anų metų, tai kai kas dabar sako, kad jeigu dabar reikėtų pakartoti, nebevažiuočiau. Aš 10 kartų, jeigu būčiau žinotum rezultatą, kad tai galų gale atves į laisvę, nepriklausomybę, 10 kartų iš eilės būčiau važiavęs, kad tik tai duotų būtent laisvės rezultatą, nepriklausomybę. Dabar jūsų komentaras Baltijos kelio tema? Kai buvau prieš 25 metus Baltijos kely, man buvo lygiai tiek pat, kiek mano dukrai šiandien. Jis žinoma to neatsimena, bet šiandien man smagu sugrįžti suaugusio žmogaus akimis pasižiūrėti. Aišku, labai malonu papasakoti jai, kas buvo tada, nes jie jau gyvena toj, sakykime, saugioje aplinkoje ir tai yra malonu. Mes to vaikam ir linkim, aišku, bet tada mane vežėsi mano tėvelis ir galbūt aš tada kaip vaikas nelabai supratau, prie ko čia einama. Dabar truputį suprantu, kad tai buvo gerokai rimčiau negu tai eilinis nuotykis, bet tikiuosi, kad jie išsaugos tą laisvę ir brandins ją ir brangins. Iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždegit naują ugnį širdyse, vergams palikit vergo naktį klaikę. Prieš 25 metus buvo labai didelės emocijos, todėl kad buvo paskelbtas pirmąsyk tas kelias ir mes visi, kaip sakant, važiavom per Arimus, per Rugienas, visi, kad atvažiuotumėm į kitos vietos laiku ir suspėtumėm čia būti, kaip sakant, pagerbti tą Baltijos kelią, kad susikiptumėm ranką prie rankos. Ir buvo nebe viena eilė, bet 2 eilėm stovėjom tais laikais. Labai linksma buvo, labai smagu ir prisimenu ir šiai dieną. Žinot, prisiminimai yra, ne čia stovėjom, mes stovėjom prie miškelio tenai, o čia emocijos irgi labai, todėl kad žmonės dar turi, kaip sakant, entuziazmo, kad ta Lietuva būtų ir Pabaltijs, visos 3 šalys laisvos ir nepriklausomos nuo mūsų tų buvusių okupantų ir norim visi būti laisvi. Taip kad trokštam dar laimės, dar susitikti po 25 metų. Kas galėsime, kas gyvi būsime. Tai va, labai malonu būtų susitikti dar, kad pakalbintumėt ir pasišnekėtumėt taip pat. Ačiū.